Tai va, realiam gyvenime neturiu jokių draugų. Be šeimos visiškai neturiu draugų. Nėra bendraminčių. Tikri draugai bendrauja pagarbiai, maloniai ir negalvoja apie patyčias. Tačiau internete ir ypač Facebook'e yra pilna netikrų paskyrų, už kurių slepiasi labai pikti troliai, kurie ant tavęs lieja žalią pyktį. Žalią pyktį ant tavęs lieja, supranti? Tuose socialiniuose tinkluose slepiasi kažkokie psichopatai, žudikai, aferistai, sukčiai, kurie labai pavojingi žmonėm ir ieško aukų, jie ieško aukų. Ir pavyzdžiui, kai aš tapau žinomesnis, parašė man toksai Jonas Zanzimanas. Supratot, jau iš pavardės, aišku, kad jisai turi feikinę paskyrą, netikrą. Tai jisai iš pradžių prisistatė kaip mano gerbėjas, tada pradėjo rašyti, ką veiki. Aš jam papasakojau, kad turiu 2 darbus, sako, kaip sekasi, sakau, sunkiai. Ir tada jisai rašo, o ką tu darai? Sakau, indus plaunu. Sako, taigi čia juokų darbas, supranti, juokų darbas indus plaut. Ble, čia sunkiausias mano kada nors dirbtas darbas, sunkiausias. Sako, čia juokų darbus indus plaut, žinai. Ir tada jisai sako, davai, sako, padarom tokį bandymą. Aš tau parodysiu, kaip plauti indus. Sakau, prašau, duosiu direktorės kontaktus, ateik įsidarbink ir dirb, žinai, ar jam rašau. Tu ateik įsidarbink ir dirb, sakau, padirbk ir pažiūrėsim, kas iš mūsų geras. Sakau, vieną dieną aš padirbsiu, kitą dieną tu padirbsi ir pažiūrėsim, kuris iš mūsų geriau indus plauna. Sako, ką tu čia šneki, tu šūdas kažkoks, aš geriau už tave plaunu, ką tu čia man aiškini, žinai, rašo. Tai galiausiai peraugo į tokį konfliktą, kad jisai pradėjo iš manęs tyčiotis, neprisimenu, ką rašė, bet žodžiu, ten labai negražiai žinutės net parašo. Ir galiausiai baigėsi tuo, kad jisai pradėjo mane žemint, dirbti ant manęs. Jis pradėjo mane žemint, rašo, kad tu gyveni bendrabutį, tu nieko nepasiekęs. Aš jam parašiau, kad tu esi tėvų išlaikytinis ir reiktų švilpt. Tai jisai rašo, ne, čia tu esi nevykėlis. Rašo, tave reikia sunaikinti, tave reikia ten užmušti, žinai, tai rašo, tave pakarsiu, ar ten ką jis nerašė. Tai va, tokie žmonės yra internete. Ir baigėsi tom, kad jis pradėjo rašyti komentarus po mano nuotraukom. Jisai pradėjo rašyti komentarus po mano nuotraukom ir žeidinėti mane keiksmažodžiais. Jis rašydavo keiksmažodžius po mano nuotraukom. Tu toks ir anoks. Tai tokie žmonės yra interneto erdvėj. Psichopatai. Internete yra labai daug psichopatų. Psichopatų ir debilų, kurie rašo visokias nesąmonės. Ir vat kitas dar buvo dalykas. Buvo dar antras atvejis. Kažkoks žmogus man parašė ir staiga, pilnas sąrašas draugų, kurie nori, kad aš juos priimčiau. Supranti, jisai man paskambino ir pradėjo nuo provokuojančių klausimų. Ką jūs galvojate apie negrus? Ką jūs galvojate apie indės moteris? Supranti, ir jisai viską įrašinėja. Jis paskambino, pradėjo rašinėti pokalbį ir uždavė provokuojančius klausimus. Ar taip galima? Aš neturiu nei vieno draugo, o visi tie internetiniai draugai yra nahui, jeigu eina jie nahui, jie nieko verti, supranti. Visi tie internetiniai draugai yra nieko verti. Aš nei vieno draugo neturiu, supranti, nei vieno draugo. Draugas yra tas, kuris tavęs nesmerks ir nerašys tau provokuojančių klausimų ir nerašys tau tokių žinučių, kurios irgi provokuoja konfliktą. Jie pastoviai bando išprovokuoti konfliktą ir tada tave sudirba savo keiksmažodžiais. Negalima taip, o šitų pidarastų pilnas internetas. Jie vadinasi Facebooko interneto draugai ir Discordo.